Ką reiškia sapnuoti ąžuolą? Sapnuoti ąžuolą simbolizuoja stiprybę, stabilumą ir ilgamžiškumą. Šis sapnas gali rodyti, kad jūsų gyvenime yra tvirta pagrindų struktūra arba kad siekite tokio stabilumo. Ąžuolas taip pat siejamas su apsauga, išmintimi ir ilgu gyvenimu. Jis gali atspindėti jūsų ryšį su gamta, šeimos tradicijomis ar svarbiu asmenimi, kuris yra jūsų gyvenimo stiprybė šaknis. Sapnuoti didelį vešlų tankia lapija ąžuolą rodo turtingumą, pelną ir ilgą gyvenimą. Sapnuoti, kad lipate į ąžuolą, reiškia nemalonumą su vienu iš giminaičių arba gerą sveikatą, jos pagerėjimą. Nudžiūvęs ąžuolas liūdni santykiai. Kirsti pačiam ąžuolą – drąsa, vyriškumas. Jei jums matant nupjauna šį medį ir jį nuverčia audra, nustebins keistas artimųjų elgesys. Tai gali reikšti ir nuotykį, kurio pasekmes pakenks autoritetui. Purtomas ąžuolas – netikslingai išleisti pinigai, išeikvotos pramogoms jėgos. Apsikabinti ąžuolą – priminimas, jog privalote atsiprašyti tėvų ar vyresnių giminaičių, jei norite, kad jūsų santykiai taptų vėl geri. Genėti ąžuolą būtimas lemtingas susilaikymas. Jeigu jūs sapne matote ąžuolų giraitės, tai toks sapnas reiškia gerbūvį. Sapnas, kuriame jūs matote ąžuolą su daug gilių, taip pat yra geras ženklas. Įsimylėjusiai merginai sapne matyti ąžuolus reiškia, kad ji greitai ištekės ir jos santuoka bus laiminga. Matyti ąžuolų lapus – pasitenkinimas, klestėjimas. Sapne matyti ąžuolinius daiktus, nauji darbai ir sumanymai projektai bus itin sėkmingi. Patarimai po sapną. Pasitikėkite savimi. Ąžuolas primena, kad turite vidinės stiprybės atlaikyti sunkumus. Ieškokite stabilumo. Jei jaučiate nestabilumą, sutelkite dėmesį į pagrindų gyvenimo vertybių stiprinimą. Puoselėkite tradicijas. Sapnas gali būti priminimas saugoti šeimos vertybės ar tradicijas. Būkite lankstus. Net jei ąžuolas simbolizuoja stiprybę, svarbu priminti, kad lankstumas irgi būtinas gyvenime. Palaikykite ryšį su gamta. Pasirūpinkite savo emocinę pusiausvyrą, būdami gamtoje. Ar reikia bijoti? Sapnas apie ąžuolą paprastai yra pozityvus ir keliantis pasitikėjimą. Net jei sapnas buvo susijęs su nupjautu ar pažeistu ąžuolu, tai nėra priežastis bijoti. Tai tik ženklas, kad jums reikia atgauti jėgų ir stabilumo. Tikiuosi, kad šis vaizdo įrašas suteikė jums naujų minčių ir padėjo geriau suprasti likimo ženklus. Jei jums patiko, prenumeruokite mūsų kanalą, kad nepraleistumėte būsimų vaizdo įrašų. Ir spustelėkite mygtuką patinka, jei norite mus palaikyti. Iki pasimatymo.